It's a beautiful day to be alive. It's a beautiful day. Sveiki. Labas. Važiavom prie jūros šiandien ir medžių pavėsyje statysimės palapinę. Štai palapinė jau išdygo. O palapiniai turim miegmaišius. Kokios nuotaikos? Geros. Geros. Mes abu su vienodom kepurėm. Eisim išsimaudyt. Eisim. Troškinta jautiena čia. O, Šitas pašildymo mechanizmas. Čokoladukai, džemas, tabletės, degtukai yra šaukštas. Migdolų riešutukai. Štai kaip čia gražiai atrodo viskas, sodas didelis, palapinių pristatyta. Paukščiukai čiulba, ramybė, sodyba graži. O štai čia bendra virtuvėlė ir ponelė jau papjaustė daržovių. O vandens turim. Prieskonė net yra, jeigu reikia. O net prieskonių turim. Šaldytuve turim savo skyrių. Va. Štai kepa garuoja mūsų davinys. Jau turėtų neužilgo ir iškept. Valgysim. O į tą tarpą ramiai paguliam. Kviečiu paragauti ir įvertinti kareiviškos košės skonį. Ką primena? Kačių maistą. Kačių maistą. Gerai, kad turim dar daržovių užsikasti. Ne, visai skanu. Šalta. Šalta? Kad šilta, palyginus kaip jūra. Čilinam prie jūros. O, po sporto salė. Taip. Kultūristė būsite, panelė. Aš irgi. Kaip gera. O, liuks. O, matai, kaip gerai. Na ką dabar Antras dublis. pasipuošę abudu jau tokie. Aš nepasipuošęs, Birutė pasipuošus. Keliaujam į Šventąją, iki Šventosios kokie 5 kilometrai. Bet nueisim ten ir Pargrįšim. gal grįšim šiandien. Gal ne? Gal ir ne? Bus matyti, kokie nuotykiai mūsų laukia. Čia žmogus trailerį pasistatęs ant savo sklypuko. Ai, Ko ne gyvenimas? Nu. Kur tu? Smagiai siūbuoja. beždžioniauju. Geras. Tai jau kaip ir vakaro planas aiškus. Čiuku. Sveiki, kiek dviratukas paprastas valandai 4, ne? Nu čia vaikystėje tai būdavo didžiausias noras patekti į karuselės, aišku. Esu buvęs šitam kažkada. Va tokios mašinytės tai labiausiai patikdavo man. Jau repetuoja gal?
Klausimas, tiem reikite pro šalį, taigi jau visai netrukus, vos už 45 kažkur minučių prasidės pas mūsų gyvo garso koncertas. Taigi laukime jūsų, mūsų pramogų centre LDE, kurioje pamatysite didžiosios mūsų salės scenos Irmantas, kuris padovanos nuostabę savo programą. Taigi, mylėjai, dabar galite įsigyti bilietus 8 eurai. Vietoj dviračių įkalbėjau šiandien eiti į koncertą. Grupės 2. Šventosios bažnyčia dangų siekia net. Labą dieną. Matytas per televizorių dažnai. Nu, čia už prietaisas įdomus. Taip. Pirmą kartą matau. Tai čia naujųjų laikų kamera. Taip. Tai gal čia kvantinė ta vadinama? Ne. Nes ateityje bus viskas. Kvantiniai mobilūs. Taip. Kompiuteriai. Dirbtinis intelektas dabar. Mane karštai, niekada nebūk čia. Nebuvai Paršelio rojui, nebuvai Šventojo. Širdis nueisi tavu keliu, aš neleisiu tau niekada vilti, aš neleisiu ir tu tai žinai, prisiglausiu kažkai apkabinsiu ir mylėsiu tave, tu žinai, ir kada sukels, prašau įpilk daugiau vandens ir nieko daugiau. Man nebereikia, žiūriu į tave, įstoja man laikas. Baby, šaukau tave, bet tu manęs neišgirdai. Metai nuskendo tolumoj, bet tavo meilė grįžo, kaip grįž namo. Kaip prieš mane vien tik tu, prisiekiu savo ir draugams, tėvams ir savo dievams, kad mylėsiu tave. Ir aš esu žmogus, ir aš darau klaidas, dainuoju aš dainas, nes aš esu žmogus, ir
Tikros maudynės. Va, išsirinkom štai kokius aparatus. Nu va, važiuojam dabar dviračiais tarp žmonių. Gal reikia į dviračių taką bandyti pataikyti. Pažiūrėsim, ar pupų dėdė dar bus. Kaip sekas važiuot? Puikiai. Dar pati pradžia, tai jėgų yra. Štai važiuojam vieškeliu dabar link Palangos. Ir kokie įspūdžiai? Puikus. Ir kaip dviratis? Kaip naujas. Kaip naujas. Padangos. Plono. Lygio. Už tai geras važiavimas asfaltu su tokiom padangom. Tai plonom ir lengviau važiuoti. Važiuojame į dviračių taką. Nu va, kaip čia gražu. Saulė šildo, O vat, jūra nu, banguoja. plūduriuoja kažkas. Tai va, štai ir tvenkinys Kunigiškių. Ačiū jum irgi. Pasiekėm Palangą. Gerai. Šachas. Šachas ir matas. Eik, tu čia belia ką darai. Va, čia Basanavičiaus gatvė, kurioje dabar negalima su dviračiais važiuoti. Taip mes ją šiai dienai praleisim.
Viskas, jau nereikia į jūrą. Visas šlapas. Va tokį miesto plano akliesiems pirmą kartą matau. Haiku Palangai. Žvejas jau laimikį turi. Kas čia per karosas dabar užkibo? Silkė. Silkė. Vandenėlis šiltas visai. Ala, kaip smagu. Ko, kaip suru. Geras jausmas. Ką, mūsų dviračiai jau mūsų poilsiavietėje. Saulė jau greit nusileis į jūrą, tai eisim pažiūrėti. Štai ir ponas Evaldas atvažiavęs. Pasistatė savo visą didelę rezidenciją. Tai ką, Labas. einam saulutės pažiūrėti. Tai jo. Pirmai praėjau, tik paskui atpažinau, kad jų čia. Tai va, atkeliavom stebėti saulėlydžio. Esam čia prie jūros Baltijos. Ir žiūrėsim, kaip saulė panirs. Gražu. Linksminsimės. Užskaitom šitas žavingas akimirkas saulėlydžio, nuostabaus vaizdo ir Well, of course. pozityvaus mūsų Evaldo. It's a beautiful day to be alive. It's a beautiful day to be alive. Pasidariau kavūnės. Pasėdėsim truputį ir važiuosim dviračiais toliau. Galbūt į Latvijos pusę važiuosim. Gerai. Smagu turėtų būti. Važiuojam tiesiai šituo keliu. Ten kažkur turėtų būti Latvija, ar ne? Sėkmės mums. Ieškosim braliukų. Vienu žodžiu Latvija ranka pasiekiama į tą pusę važiuojant. Tai Birutė įveikusi dykumas atvažiuoja. O čia matom dar kažkoks vienas kempingas. Primena šiek tiek šitas kempingas tokį Amerikos trailerių miestelį, trailerių parką, kur gyvena rednekai visokie. Toks va, panašus vaizdelis. Į Latviją bandėm važiuoti. O! Ai, palei jūrą, supratau. Nu tai pasibaigė mūsų kelias, taip tikėjomės. Sakė moteriškė, kad palei jūrą. Eikit ir kažką rasit. Privati valda, praėjimo nėra.
Taikų. Patekom čia dabar į privatininkų pinklės. Tai va dabar važiuojam kitų žvyrkelių visai čia. Tokių vat irgi nelabai lygių, bet link Būtingės. Nu va, jau įsivažiavom biškį į ritmą. Dviračiai, aišku, mūsų tokiem keliam nelabai pritaikyti. Įspūdingai. Koks kelias, Birutė, buvo? Nu į Tarką. Užtarnauto poilsio valandėlį. Štai sustojom prie Palangos vandenų. Nu, dabar bandysim išlysti Liepojos plentą va čia tiesiai kažkur ir važiuosim link Braliukų tada. Nu va, jau išlindom į Liepojos plentą dabar. Tikėkimės, kad mašina nenutrenks. Ir gal čia visai netoli ir siena jau. Kavinukė prie pat sienos. Tai turbūt važiuojam tolyn. Tai va, įvažiavom į Latviją. Ženklai iš karto jau kitokie. Užsienis. Jei, pirmą sykį atvažiavom dviračiais į užsienį. Nu ir kągi čia galima aplankyti. Nusprendėm, kad sukamės čia atgal ir važiuojame į Nidą, Latvijos Nidą. O avarija nevyko. Kokia situacija? Bloga situacija. Važiuosim atgal. Ką darysi? Kitam kartui. Kai aš asfaltuo šitą keliuką, tai atvažiuosim ir į Nidą. Judam. Va, koks žemėlapis dar Lietuvos. Bet kažką dirba žmonės bažnyčioje. Neužeisim. Cepelinai. Kol mašinų nėra, greit pravažiuosim. Ką, kelionė baigėsi? Artėja mūsų punktas dviračių, kur atiduosim šituos. Duosim savo dviratukus, gaila atsisveikint. Šitie kelio atlaikė. Ir žvyrą, ir smėlį. Tik tai Tyliai reikia. koks repertuaras laukia šiandien. Paršelio rojui šiandien bernužėliai bus. Gaila, neužsuksim pas Birutės kolegą paklausyti. O rytoj bus balandėliai. Sandra su Viktoru. Nu ką, laukia mūsų dabar daug laiptų. Pirmin, aukštyn. Ar dar jėgų turim? Kiek daug laiptų. Oho, kiek laukia dar. Oho, Oho! oho. Nu, Ir ką mes čia matome? Ai, va. toks pušimas.
aukštai. Štai. Matosi ten terminalas Būtingės, tie, kur mes dviračiais važiavom per ten. Kaip mes čia toli važiavom, ane? Laukus. Smagu. Ką vaidini? Esam aukštai. Taip, pučia vėjas. Jūra banguoja. Atrodo, kad nuo jūros pučia. Aukštai lipam. Pučia tai nuo jūros, pažiūrėk. Ne, nuo Rusijos pučia. Nuo Rusijos. Kelia audras, kad Pabuvom bokšte, dabar lipom žemyn. Beždžionių tiltas. Siubuoja biškį. Aš čia siubuoju. Į Žemaičių alką. Venera vadindavo Žemaičiai aušrienį. Poilsio akimirka. Gaivi jūra. Šiandien banguotės sniego. Aha. O, karamba. Ai, šalta ranka. Smagu. Parėjom iš jūros, eisim chillint ir Dar viena naktis. dar viena naktis laukia. Sako, kad ateis audra. Pamatysim, ar nenuneš mūsų šito haskio. Dangus vat apsiniaukė. Jau žaibai prasideda iš lėto. Aš jau vos gyvas po šios dienos. Ūpo nėra, valgyti jau nenoriu. Va jau kraustomės daiktus, lysim į palapinę tuoj. Mačiau žaibą. Ir eisim jau tuoj miegot. Ketvirta diena. Esam gyvi, aš irgi jau šiek tiek turiu gyvybės daugiau negu vakar. Va, pasidariau kavūnės. Mūsų migis atrodo taip. O, dar nepaplojo. Nesumeluoti faktai. Tai ką, čilinsim Arbata. toliau. Eisim prie jūros šiandien. Nu jau šiandien jūra labiau panaši į jūrą. Vėjas didesnis, tai banguoja. Žvirutė deginasi, o aš jau pasiruošęs maudynėms. Vaikyti. Šiandien tai jau galiu ir priburbuliuot. Bangos kokios geros. Nu va, paskutinis pasispardymas, arbatos, kavos prieš kelionę, o mūsų palapinės vietų jau nėra, viskas va taip, va, vargais negalais buvo sugrūsta į šią mašiną. Baigėsi mūsų atostogas, bet buvo smagiai paturistavom. Bus dar ir kitų tų atostogų, sugrįšim ir čia dar garantuotai. Tai ką, atiu, judėsim turbūt
link Kauno kažkur tai. O gal ir ne. beautiful day.